Sveiki brangieji, šiandien mes lekiam per jūrų gelmes, paliekant už nugaros sausumos krantą, nes mūsų kelias veda į paslaptingąją Islandiją su Smyril Line keltu. Ilgą pusmetį planavome šią kelionę, ruošdamiesi intensyviai kiekvieną akimirką. Dabar išplaukėme iš Danijos Hirtshals uosto su didžiuliais lūkesčiais ir nežinomybė, kas mūsų laukia Islandijoje. Širdyje jau verda nuotykių laukimas, o akys trokšta pamatyti šios salos grožį. Ši video istorija taps mūsų įspūdingos kelionės pradžia, o kiekvienas kadras kaip eilė jūros bangų, kurios įtraukia, atskleisdamos paslėptus pasaulio kampelius. Taigi, plaukime kartu link nepakartojamo Islandijos pasaulio. Sveiki, mes esame A&A Explorers ir mes šiandien esame kelte, kuris plaukia iš Danijos į Island. Ši kelionė truks 3 dienas, pakeliui sustosime į Farerų salas, taip kad kelionė prasideda. Let's go! Ieškam savo kabineto. Mes gyvename kajutėje pavadinimu Starry. Taip skamba, kaip žvaigždės čia gyventų. O čia iš tikrųjų paukščiuko pavadinimas. Gal Islandijoje pamatysim tokį Starry. Ir čia visi turi tokių pavadinimų. Kiekviena kajutė skirtingo paukščio pavadinimų. Va, Spegil Sontos. Ir piešinukas yra. Piešinukas, pavadinimas. Šitą, tai nežinau, jūs man komentaruose parašykit, kaip reikia ištarti šitą pavadinimą. Arba šitą pavadinimą. Arba šitą. Kjelpakraka. Ir čia pats geriausias. Alka. O lietuviškai kaip Alko skyrius, o čia yra načnykas. Šiuo metu sėdime kajutėje ir ruošiamės eiti apžiūrėti teritorijos. Dviese vaikštom su Artem, nei vieno žmogaus nematyti šiuose ilgose koridoriuose. Šitas laivas atrodo kaip vaiduoklių, nes nėra nei vieno žmogaus. Viskas labai apleista. Tik tai piešiniai apleistų žmonių. Ghost ship. Ir čia taip apleista. Tikrai atrodo, mes čia vieni pats esame šitą Jo. kajutį. Eina savo ir dar net neina paeiti. Į visas pusės mėto laivas. Einam, bet labai sudėtingai, nes dabar esame vidury Šiaurės jūros ir žodžiu viskas linguojasi į visas pusės ir vaikšto kaip girto, į vieną pusę, į kitą. Neina tiesiai vaikščioti. Žodžiu, atsiremsiu sieną, nes tikrai vos paeinu. Spėju, visi žmonės sėdi kajutėse, nes bijo vaikščioti, nes praktiškai neįmanoma čia vaikščioti. Visur ūžia vėjas. Creepy ship. Artūras bando atidaryti duris, bet kol kas jam nesėkmingai sekasi. Žiaurus vėjas. Eina namas koks vėjas ir į vidų visas vėjas eina. Bet girdi kaip ūžia. Eina sau. Kaip nesveikai ūžia. Labai didelis vėjas, bet mes vis tiek bandom pasiekti laivo priekį ir parodyti jums, kaip ten viskas yra. Mano kepurė. Aš nebeturiu kepurės. Davai. Ir šaliką toj prarasiu. Šakės, kaip čia vėjuota. Ekstremalūs išbandymai. Štai mes ir atėjom priekį. Labai gera užuovėja čia, galime tikrai čia netgi ir pasėdėti, pasižiūrėti, kaip
šokinėjom per bangas. Jau mano plaukai visi sunešioti, bet čia nieko, priprasite, ką čia filmuosime, kad esam baisių šukuosimų, nes toks klimato sąlygos čia nedžiugina. Laivo priekyje žmonių 0 ir esu aš ir Artūras ir niekas čia nebando eiti, nes tikrai šalta, todėl galim apžiūrėti teritoriją ir žinoma jūra už mūsų. Šiame kelte netgi yra futbolo aikštelė. Tai kažkaip čia niekas tokio oro nežaidė. Lauke pradėjo lyti, labai didelis vėjas, tai aš bėgu. Mes siūbuojam. Artūras siūbuoja, bėgam į liftą, kelsimės į kitą aukštą. Renkamės į 5 aukštą. Taip. 5 aukštą, miegamieji, receptionas, kafe bar, parduotuvė, cinema, vėl parduotuvė ir kažkoks kampai. Varom toliau. Čia hebros daugiau. Žmonės turi maisto. Maisto valandas. Bukletai. O radom teliką, kuris parodys, kur mes esam šiuo metu. Beje, mūsų laivo pavadinimas yra Norona. Čia netgi parodo mūsų buvimo vietą. Mes esam praplaukę Norvegiją, plaukiam link United Kingdom salų, link Islandijos. Mes esame čia, plaukiam prie tokių salų, bandysime lauke jas pamatyti, jeigu labai rūkas neužgoš. Taip. O čia mūsų keltas. Viens prie vieno kaip ir atrodo. Norona. Mes dabar maždaug esame kitam gale visai. Čia toliau netgi yra biblioteka, skaitykla, kur gali sėti, skaityti knygą, žaisti žaidimus, vyksta visokie renginiai. Parodėsime vakarinį programą, jeigu patys sudalyvausime. Čia vyksta netgi bingo vakarai. Turbūt noriu pasigirti gražus kapitonai. O šiuo metu mes esame, kaip jau minėjau, trečdalį kelio. Gal nuplaukę. Parodysiu, kad čia yra netgi parduotuvė. Einame į parduotuvę, pasižiūrėsime, kas čia gero. Čia yra labai daug įvairiausių produktų, kuriuos galime įsigyti. O, čia aš. Šiandienos mano apranga. Jeigu namie pamiršai megztinį ar kažkokį kitokį daiktą, galima laisvai įsigyti. Šiame kelte striukių netgi yra visokių kepurių. Na, prašom, pasirinkimas didelis. Spalvų įvairovė taip pat. Čia yra kvepalų karalystė ir kaip be alko. Für Bingo in Unterhose auf Deck 5. Die Bingo-Karten werden jetzt in Unterhose. Šiuo metu mes leidžiamės į Hot Tubs and Gaming. Čia yra kazino. Visi, kurie norėtų pažaisti,
gali apsilankyti. Kaip matote, nieko nėra. Turbūt nelaimingi šitie kazino aparatai. O šitą žaidimą norėčiau pažiūrėti, kokie faini wild, o ne, pabandymai. Halloweeninis. Tokį labiausiai norėčiau. Gerai, žodžiai, einam toliau. Lipame laiptais ir aš dabar noriu jums parodyti, kaip atrodo hotubai. Šitie dalykai, kuriuos mes norėtume išbandyti. Laikrodis rodo nesąmonės. Man rodos, mes esame kažkokiam laive, kuris tikriausiai pateko į triangle, į trikampį, į Bermudų trikampį, ane? Mistinis laikas, nes jis rodo 2 valandas anksčiau, negu yra iš tikrųjų, pagal Lietuvą ir pagal Daniją. Taip. Dabar kelsimės liftu į viršutinį denį. Keliamės į 8 aukštą. Į laivo viršutinį aukštą. Beveik viršutinį. Mes dabar išeiname į laivo galą. Pamatysite, kokios žiaurios bangos yra. Šiaurės jūros. Blemba, atrodo, kad nukrisiu. Aš sukuos ratu iš tikrųjų čia. Tai va, tai pažiūrėkite, koks vaizdas už manęs. Čia helikopteriams nusileisti. Galim eiti pamatyti, kaip atrodo laivo apačioj. O jūra, neša mus kažkur. Ir laivas palieka savo kelią. Mes A&A Explorers galime pasakyti, kad šitas keltas yra vienas iš geriausių. Taip. Bandysim pavalgyti bandelę, nes Artūras gavo ką tik, kainavo po 2 eurus. Laukiam, kol pamatysim salas. O sėdime mes čia, bare. Žmonių belekė, bet mums pavyko gauti VIP vietą tiesiai prie lango. Artūras mato žemę. Bandau pritraukti su telefonu. Va, matot? Nu va, tenai yra kažkas. Ar labiau priartinti nepavyks, bet vis tiek kažkas matosi. Tai žodžiu, ten mes plauksime pro Anglijos salas. O, matau. Ir dešiniau, ir kairiau. Plaukiam pro salas Anglijos viršutinės. Ir ten matome ant kalvos švyturį. Artūras kaip tik bando pamatyti dar kartą. Va, matau švyturys, koks fainas. Eina savo. Yra baltas jisai, o viršus raudonas lygtis. Bet šiaip labai gerai matosi dabar. Ir dar prie švyturio yra kažkoks namiukas papildomas. Tai va, super vaizdas. Tai pasirodo gyvenamos salos tokioje atšiaurioje vietoje. Šiaurės jūroje, kažkur ten virš Anglijos toli. Netikėjau, kad čia bus kažkas, maniau, kad čia tiesiog gamta bus. Pasirodo, ne, jau žmonės okupavę. Muzika čia tikrai yra kažkokia nereali šitam laive. Pasiklausykit. Tai pašoksim kartu. 1, 2, 3. Psycho Killer. O,
Čia serijinių žudikų yra laivas, jeigu ką. Psycho killer. Psycho Arthur. Nusileidome į pirmąjį aukštą ir radom sporto salę. Tokių įrenginių nebuvo čia. Pridėta visko, ko reikia štai kelionei. O čia mes labai faini. Žiūrime veidrodį. Čia šalia yra baseinai. Sportas vyksta. Dabar keliausime į mašinų skyrių, mašinų parkingą. Mes esame 7 aukšte, keliausimės į 4A aukštą, kur yra mūsų automobilis ir tuo pačiu Islandijos gyvenamasis namas važiuojant. Štai, 4A. Štai, automobilių skyrius. Žiūrėkit, kas čia darosi. Tankiai sustatyta, o mūsų mašina yra čia. Mums reikia prieiti prie savo automobilio, pasiimti daiktus, kurių mums reikia. Šiuo atveju mes einam pasiimti maisto. Labai daug valgymo. Žiauriai yra žemos lubos, todėl šitą mūsų bagažinę Daryti savo. galėjo ir neatsidaryti. Bandom atsidaryti savo bagažinę skyrių. Ieško maisto. Artūras ieško maisto. Bandom surasti, ką čia turime. Valgomą. Valgomą turim visko. Šokoladų, makaronų. O, net galėtum termometrą palyti. Ir jis rodo 18 laipsnių. Nu, žiūrim, ką turime. Turime grybai su sviesta. Turime agurkų sriuba konservuota. Turime baklažanai su grybais. Mūsų pačių konservuotas. Visi čia esam kokius 26 slovikus puslitrinius. Ir didesnių netgi turime savo konservuoto maisto, su kuriuo bandysim išgyventi Islandijos klimatą, nestodami į jokius degalinės ar restoranus valgyti visokius šlamštus arba labai labai brangius patiekalus. Valgysim pigiai, ekonomiškai ir sveikai savo pačių gamybos. Ačiū už tai, kad išklausėte reklamą. Enda Explorers konservai. Nauja linija. Artūras sėkmingai dirba, ruošia vakarienę, turi sriubą
ir šiandieną mes valgysime tai, ką įsivirsime patys, nes kaip ir minėjome, restorane kainos didžiulės, tai taupame pinigus ir valgome tai, ką patys atsivežėm. O virš Artūro kaminas rūksta. Ne, čia iš tikrųjų Artūras pakūrė šitą kaminą, nes pasižiūrėkite, jisai taip pat naudoja ugnį. Taip pat verda sriubą, todėl kaminas ir garuoja ten viršui. Verdu sriubą, maišau. O už manęs nuostabus vaizdas. Tai va, mes su Artūru dabar valgome. Valgom savo pasigamintą sriubą. Labai skaniai. Tai va, sriuba pavyko išvirti, bet žmonės labai stebėjosi, ką mes čia darom. Štai pradėjom virti sriubą, visi supuolė ant denio, žiūrėt, kas čia vyksta, čia taip negalima. Aišku, galim. Skanaus. Bandau pamatyti, kas tenai yra. Suprasti šitą kalną. Anglijos sala. Foella berods vadinasi, bet aš patikslinsiu. Matome debesį, kuris yra užsilinkęs. Dar kilo mintis, kad ši sala atrodo kaip banginis. Tarsi kažkoks driežas ar banginis, ryklys galbūt netgi, nes yra pelekai iš debesų susiformavę. Žodžiu, mes artėjame link Fererų salų, bet dabar čia paskutinė sala, kurią mes matome šiuo metu. Ir dabar visą naktį nieko nematysime, nei vienos salos daugiau šiandieną nesutiksime. Coming in the house. Žaikite svečiai į mūsų buveinę. Mūsų laivas Norona yra šioje vietoje. Mes turim teliką, kuris taip pat informuoja, kada mes atplauksim ir kur mes esam šiuo metu. Tai šiuo metu esame netoli salų virš Anglijos. Ieškom kanalo. O, Hitleris iš karto reklamuoja. Normaliai. Lava, Mikel. Pačiu laiku pajungiam teliką. Primena apie vokiečių istoriją. He awards the Iron Cross to members of the Hitler Youth for their heroic acts defending Germany. Čia istorija apie Hitlerį. Gal reikia žiūrėti? Mes su laive keliaujame į Islandiją. Ir mes tūsinam klube. Šitas klubas, the best klubas in the house. Priedainis. Viens, du, 3, 4. Viens, du, 3, 4. Nesikabi.